Saulė. Antropoteosofinis požiūris. Esu tas, kuriame yra viskas. Esu jūsų Dievas visagalis, kurio veidą matote. Esu meilė, kur jūs pasėjo ir užaugino. Šildo ir jums šviečia. Nes šviesa ir šiluma yra tai, be ko jūs negalite gyventi. Kiekviename iš jūsų mano atspindys, mano veidas. Ateinate į žemę savų laikų. Tas laikas su mano veidais tavyje susijęs, o žmogau. Sakai, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Matai šviesą, tai mano paveikslas. Šviesk ir tu. Jauti mano šilumą, tai mano šviesos veikimas. Jeigu šviesi, skleisi ją ir tu. Esu didžioji gyvybė, nes sėju gyvybės. Jeigu šviesi, būsi šiltas, sėsi šiltas gyvybės. Jeigu nešviesi, būsi šaltas. Tavo sėjamos gyvybės bus šaltos. Juodos dėmės manyje, tai tavo nuodėmės, žmogau. Audromis jas apvalau, bet tada tu dar labiau pašėlsti. Mokykis šviesti, be meilės artimui neišmoksi. Todėl mokykis mylėti savo artimus kaip patys save. Ateisi pas mane, kai pats saulę pavirsi. Sol, la, si. Du 2015 metai, spalio 19. Knyga. Stora knyga. Suskaičiavau, kiek puslapių yra naudingų. 935. Tai vadinasi, kaip gryno pelno, kaip sakytų finansininkai. Dar keli puslapiai priekiai, kurie taip yra, taip kaip fasadas gražus ir gale. Kas iš ko yra paimta. Knygos yra kiek knygų? 2000 knygų. Išleidau Tiamata, Tamara Tikhonova, generalinė direktorė. Nuostabus žmogus. Toliau. O toliau norėčiau pradėti nuo autorės. Tai yra Astrėja, Audronė Ilgevičienė, antropoteosofinė astrologija. Nuo savęs pasakysiu tik tai tiek, kad labai yra mane ir užgavusi šitą knygą, užgavusi gerąją prasme. Man kaip tokiam diletantui toj srity, pagalvojau, kad taip, rimtas darbas rimtiems žmonėms. O dabar norėčiau paskaityti gabaliuką iš jūsų knygos ir paprasčiausiai paklausti. Ši knyga parašyta antropoteosofinės astrologijos kurso skaitytos studentams pagrindų. Jis skirta reabilituoti išniekintą astrologiją, atskleidžiant jos galimybių gylį, kuris neišvengiamai priklauso nuo astrologo sąmoningumo lygmens. Tai reiškia,
kad bet kokios pranašysčių traktuotės tiesiogiai priklauso nuo pranašautojo dvasinio lygmens, o tų pranašysčių realizacija nuo žmogaus, kuriam pranašaujama, sąmoningumo lygmens. Vieni tai priima tiesiogiai, kiti susimąsto ir pasidaro išvadas ateičiai. Todėl visi susivokę astrologai savo laiku teigia tą patį. Astrologija nurodo galimybės, akcentuoja svarbius gyvenimo laikotarpius, tačiau tik tai nuo paties žmogaus priklauso, kaip jis tuo metu tomis galimybėmis pasinaudos, ką pasirinks. Tai dabar noriu paklausti jūs, Audronė. Jūs čia sakote, reabilituoti astrologiją. O ką? Jinai buvo šita astrologija uždaryta, įkalinta. Kas tai? Tai pirmas. O antras, kada tai gimė šita mintis, šitą darbą pradėti daryti? Supratau, kad ne vien tik tai bus tik tai pirmas tomas, o paskui jais... Tai va. Ir kada? Kada gimė va tas daiktas? Aš gal atsistosiu ten irgi. Ja? Gerai. Taigi, Vytautai, ačiū. Taigi, aš galvoju, nuo ko jūs pradėsit. Man buvo įdomu. Nes iš tikrųjų man buvo įdomu, nes jūsų žodžiai pirminiai, jie visada užduoda natą visiems kitiem kalbėtojim. Taigi pačioje pradžioje jūs paskaitėte Saulės prisistatymą, taip kaip Saulė pristato save. Taigi uždavėte aukščiausią natą. Ačiū. Do. Ten. Taip. Ne. Taip, į viršų. Do. Taigi astrologija praktiškai man jinai gyvenime nuo pat mažų dienų, kiek aš save prisimenu, mane visada, netgi kad aš buvau dar mokinukė, mane visada domindavo, man rūpėjo visą laiką prasmės klausimas, ką mes čia veikiam šito žemėje, ko mes čia atėjom, kokia viso to prasmė. Aš ieškojau to visur ir niekur aš to neradau. Tada faktas, kad tada ir susipykau su Dievu, buvo periodas. Kadangi, kaip jisai gali siųsti sielas, jeigu prasmė šitoj žemėje nėra. Nebuvo mano gyvenimas lengvas iš tikrųjų ir labai nelengvas, bet aš niekada sunkumų nebijojau, jos tiesiog savaime, tas Saturnas ant ascendento mane pastatė į tokią poziciją, kada jo man tapo tiesiog labai gerais mokytojais. Tačiau aš vis ieškojau, negi tas Dievas mus taip įrėmino į kažkokius rėmus, iš kurių mes negalime išeiti. Turėtų būti kažkas, kur žmogus, turėtų jis ten vis tiek galėti kažkaip pakeisti. Taigi ir man ta kryptimi mano ieškojimai ir buvo. Jų buvo daug metų ir taip toliau. Tai va, ne šios dienos tema, dabar apie tai. Taigi, ir būtent astrologija, taip prognostiniai dalykai, viskas, mano mokytojas buvo stiprus prognostikas. Ir jam būtent labai visada imponuodavo Keplerio metodikos. Jis turėjo savo metodikų, kurias aš paskui atidaviau savo studentams, kad jie toliau galėtų visų tuo naudotis. Bet tai yra visose astrologinėse knygose, tu gali rasti be abejonės panašius dalykus. Skaičiavimai visur yra iš principo tie patys, dėl to mano knygose skaičiavimų nerasite. Tai va, aš nenusirašinėjau nuo nieko knygų, nebent duodu ontologiją, kad galėtumėte sulyginti kažką.
nes skaitau, kad yra beprasmiška perrašinėti knygas jau parašytas, kad tada jos vertingos, kada ten yra kažkas naujo. Priešingų atveju sunku tokias įrašyti, nes kada žmogus sako, va man sunku rašyti, sakau, tada nerašyk, nes man visas tas rašymas yra kaip kvėpavimas, aš atsisėdu ir man tai eina, tiesiog eina. Tai va, ir tada natūralu, kad tai keičia patį rašantį, o tada tai negali nepersiduoti skaitančiajam. Ir juolab nagrinėjančiam. Taigi, ir visame tame natūralu, aš senųjų laikų dar tas astrologas, tai yra vat ir Palmyra, mes tuo senųjų raugom, mes tie senieji, mes tie pensininkai. Taigi, mes pradėjome tada, kada tikrai nebuvo tokių fantastiškų dalykų kaip dabar, kad pilna knygų, pilna visko, jūs tik imkit, semkit, darykit ir tada visai pasimetat, nebežinot ką imti. Tai va, tai dėl to ir savo studentams sakau visada, duodu net autorius, kad yra visada keletas autorių, kurie patys priėjo prie tų esminių dalykų ir yra begalė tų, kurie nusirašinėja. Vadinasi, skaitykit šaltinius, o ne nusirašinėtojus, kurie dar iškreipia. Taigi iškreipimai. Taigi kam reabilituoti? Reabilituoti tam, kad iš tikrųjų ta vargšė astrologija, jinai jau per daugybę amžių šitiek yra sudergta, aš pasakyčiau, kad aš prisimenu senus laikus, ne šiuos, labai daug atgal, daugybę tūkstantmečių atgal, kada iš tikrųjų tai, kas dabar yra astrologija, tai buvo šventas mokymas, tai buvo dvasinis mokymas, kuriame buvo viskas. Dėl to astrologas jisai buvo ir gydytojas, dvasios gydytojas, jisai buvo ir mokytojas. Jisai buvo ir psichologas kartu, ir kunigas, viskas, kas tik tai nori, viskas viename. Vadinasi, tam šventoji astrologija nebuvo dalinama pakiemiais, nebuvo dalinama taip, kaip dabar online žmogus praėjo kursus, atsiprašau, pusmetį, kad ir metus. Niekada nedirbau online ir nesiruošiu dirbti. Ir savo studentam prisakiau, griežtai ne. Nes tikrai tuo negalima perduoti šventosios išminties. Šventoji išmintis tik tai tiesiogiai. Tai va, taigi anksčiau iš tikrųjų astrologijos buvo mokomas sakralinėse mokyklose, nes joje mes galime rasti visus dėsnius kosmosą, nes joje galime rasti viską, absoliučiai viską, visiškai viską. Kas iš kur atėjo, kas iš kur prasidėjo, kaip viskas vyko. Tai va, taigi dėl to, tačiau kada astrologija papuolė į rankas, o jau tai buvo senai, prieš kelis tūkstantmečius taip pat, nes visada buvo tų, kurie visada buvo vartotojų ir visada buvo tų, kurie pataikaudavo vartotojams. Vadinasi, faktas, kad tada savaime astrologija tai buvo paversta lėkštų būrimu. Kitaip sakant, buvo pamesta ta dvasinė esmė jos. Ir iš principo tuose senuose mokymuose dar yra iš tikrųjų likę tų kruopelių, bet tai jas reikia susirinkti, o susirinkti gali tik tai švarus žmogus. Vadinasi, dėl to griežtai esu prisakius savo studentam visiems, kurie mokosi pas mane 7 metus, kad jie pirmoji dirbtų su savim. Jie patys žino 3 pagrindinius punktus: savistaba, malda, praktikos. Vadinasi, pilnai rimtai dirbti su tuo. Nes tik nuo astrologo kokybės priklauso, kokiu lygmeniu jis dirbs, nes pirmam tome ten jūs rasite ir apie tuos galimus lygmenis ir taip toliau. Tai va, taigi, kadangi iš tikrųjų dabar pasaulyje viskas apsivertė atvirkščiai,
visos vertybės susimalę, dėl to mes ir konferenciją darom tokią tematiką, kaip matėte, balandžio 15. Apie šviesą ir tamsą, apie manipuliaciją šviesa ir šviesos tamsos vienovę, nes tos manipuliacijos šviesa be galo daug. Tai va, taigi tam skirsim visą konferenciją, nes būtina apie tai kalbėti ir kalbės žmonės iš labai skirtingų sferų, kas ir yra labai įdomu. Nes tada jūs gaunate tokią sintezę, aprėpiančią. Taigi, šita astrologija jinai kitokia. Faktas, vėl negalvojau rašyti jokių knygų, kaip ir pradžioj, niekada negalvojau rašyti, o kažkaip kaip prasidėjo, tai ir prasidėjo. Nes ir žmonėms sakau, kad jeigu tu nori rašyti, tai tada tikrai nerašyk. Rašyk, jeigu negali nerašyti. Tada ir kitiem lengvai skaitysis ir tikrai tos knygos prasmę turės, o jeigu tik tai rašysit, nes nori rašyti, tai bus tiesiog tavo ambicijų patenkinimas ir tiek. Ir ta knyga bus sunki ir sunkiai rašysis ir sunkiai skaitysis ir, žodžiu, kažkur dulkės paskui. Tai va, taigi, bet kadangi aš aiškiai pamačiau, kad jeigu nori, negana to, kad tau kažkas nepatinka, man skauda, šitas, kaip aš vadinu, išprievartavimas astrologijos, pavertimas jos šitų vartotojų tarnaitę. Ir vien dėl to, aš padariau pirmą kursą tada astrologijos studentų, į kurį stojo 60 žmonių. Ir 7 metus jie mokinosi, tada aš po truputėlį dar krapščiau antropoteosofiją po truputį, žodžiu, ten viskas po truputį dėliojasi. Tai va, ir dabar dirbančių yra 5 iš jų. Normaliai. Dabar antras kursas buvo, suėjo jų 150, paskui 70, dabar diplominius rašo, aš nežinau, kiek apie 60, gal 60 ir nebus. Tai va, tai aš manau, kad kokie 20 dirbs jau rimtai. Kitaip sakant, esmė yra. Taigi sakau, skaičiavimai visi tie patys, jūs nieko kitaip nesuskaičiuosit. Visos mokyklos jos duos tuos pačius skaičiavimus, dėl to skaičiavimų knygose nerasit. Jų bus dar daug, aš nežinau, 6, pradžioj sakiau 5 tomai. Dabar matau, kad 6, nes antras jau parašytas, atiduotas redaktoriui. Ir, žodžiu, gal aš geriau nieko nesakysiu. Kiek bus taip. Bet pristatymų tikrai nebedarysiu daugiau, nebent paskutinio tomo. Nes nematau prasmės kiekvienam tomui. Taigi ta knyga, jinai, kad tą knygą padaryti, tas knygas pradėti, sudėti tą medžiagą, kurią aš duodavau per paskaitą žmonėm, tiesiog tai buvo, jie mokėsi, tai buvo kaip misterijos. Kitaip sakant, jie gaudavo konspektuodavo ranka visada, jokių būdų ne kompiuteriu. Čia vėlgi tie, kas žino kodėl. Ir iš to, ir aš kai pradėdavau rašyti tekstą, jiems ten pradėdavo vykti visokie procesai. Pagal tą planetą. Juokėsi jau kai kurie. Taigi, ir taip kiekviena planeta. Taigi, kiekviena planeta jinai kalbėjo. Kitaip sakant, tas, kuris atsiveria savo sielai, nusirengęs tuos visus pojūčių ir proto uždėtus apvalkalus, paversdamas juos instrumentais sielai. Jis ima girdėti, ką reikia. Akmenis, augalus. Bet ką? O be abejonės planetos žvaigždės. Taigi, kosminiai kūnai, planetos, žvaigždės. Tai yra, viskas yra gyva. Viskas yra gyva. Ir dabar aš dar vieną knygą padariau, tai nesakysiu, šitos tai tikrai pristatymėlį darysim kažkada, bet ten aš manau, kad jūs visi sėdėsit ir tylėsit. O gal ir aš tylėsiu, jūs tik tai skaitysit. Tikriausiai nežinau. Tokia jinai yra.
Taigi, kas yra Saulė? Tai yra visa kuriančios ugnies esmė. Įsiklausykit. Visa kuriančios ugnies esmė. Jis susikūrė savo sistemą pati. Su kitų esmių pagalba. Kitų visą kuriančių ugnies esmių pagalba. Tų iš kitų sistemų, kurios paprastai ateina į pagalbą tai žvaigždei, apie kurią ima kurtis tokia sistema. Taigi tai yra be galo gilus, be galo iškilus dalykai. Todėl šita astrologija, va čia yra va ta Saulė, jinai kalbėjo, tai yra, sakykime, visų, tai yra Dievo veidas, kurį mes matome. Ugninis veidas, visa kuriančios ugnies veidas. Saulė praeina visus 12 zodiako ženklų per metus, atitinkamų kampų, tada jinai šviečia, keičiasi jos veidas ir keičiasi žmogaus charakteris. Visa tai yra. Taigi šita astrologija paaiškina antropoteosofinę. Jinai eina per antropoteosofinę prizmę. Esmė visada visų astrologų yra požiūriai. Vadinasi, nuo astrologo požiūrio labai priklausys, kaip jisai traktuos žmogui visus dalykus. Taigi čia yra antropoteosofinis požiūris, dėl to, kad į tą knygą įeiti pilniau reikalinga vis dėlto ir antropoteosofiją perskaityti, tos 3 tomus. Vertėtų. Vertėtų, daugiau paaiškins tada, plačiau matysit, plačiau suprasit. Taigi, tie Saulės veidai atskleidžia temas, kurių mokyti sielos, gimusios tam tikrų metų, ateina į žemę. Nes aš jau sakiau, man buvo visą laiką svarbu, kaip galima kažką pakeisti, ko mes ateinam. Taigi pirmoji eilėje mes kiekvienas turim savo temą. Aš visada sakau, horoskopą galima paaiškinti labai trumpai vienu sakiniu, nes žmogus yra vienas žodis. Jis atitinka tą vieną žodį. O visa kita, tie geri ir prasti aspektai rodo, kur yra harmonija, tavyje atsinešta iš anksčiau, padedanti to žodžio esmę suprasti ir įtransliuoti savo gyvenimu, o kur ta harmonija yra pažeista per prastus aspektus. Vadinasi, tada žmogui reikia dirbti su tais pažeistais aspektais, su tomis planetomis, kurios yra pažeistos, kad pakeisti save. Nes ką tai duoda? Tai duoda sudėtingas mentalinės programas, tai yra pažeistos mentalinės struktūros, net virusinės kai kurios trukdo žmogui objektyviai matyti pasaulį. Tiesiog taip, kaip jisai yra, dėl to jis mato viską iškreiptai. Ir va tas neobjektyvumas daugiausia problematikos ir sukelia. Taigi mažiausiai bent jau astrologas turi dirbti su savim taip, kad jis aiškiai matytų save, savo pliusus ir minusus, tada galės padėti tikrai ir klientui. Žmogui, kuris kreipiasi, kuris klausia. Taigi astrologija iš tikrųjų turi būti pagalba žmogui einančiam dvasiniu keliu. Dėl to jinai yra, šita astrologija jinai skirta bundančiam sielom ir pabudusiam sielom. Miegančiam sielom jinai nereikalinga. Kol kas. Kol nepradės būti. Tiesiog. Nes nieko jie ten nesupras. Sakys, beletristika. Tai va, tai gal aš neužsikalbėsiu, nežinot, man mygtuką paspausk ir aš nesustosiu tada. Padarysim pauzę, vadinasi, paspausim. Paspaudžiame. Ačiū labai. Ačiū. Vadinasi, esu kažkur perskaitęs irgi tokį trumpą sakinį, sako, nori būti laimingas. Nori būti laimingas? Norit būti laimingi? Nu va, keiskitės. Labai paprasta. Bet pasirodo,
Paprasta iš pradžių, o paskui nelabai. Nelabai paprasta. Ja. Taigi, brangieji, 2008 m. rugpjūčio 31 d. Išminties spindulio valdovas pasakė: nėra aukščiau, nėra žemiau, nėra juoda, nėra balta. Viskas sąlygiška. Lygmenys, apie kuriuos kalbate, yra šalia jūsų, jumise. Atstumai tarp jų nepamatuojami metrais, kilometrais ar šviesmečiais. Erdvė pilna įvairių energijos susikirtimo taškų. Tam tikrų metų jūs atsidurite ant kurio nors taško arba kitaip mazgo, iš kurio turite išskirtinę galimybę peršokti į kitą juostą arba eiti toliau tą pačią liniją. Tai panašu į sankryžą gatvėje. Vienų juostų energija vienokia, kitų kitokia. Astrologijoje tie susikirtimo taškai vadinami ciklais. 7 metų ciklas svarbus, nes naują kokybę skatina senąją bandydamas. Yra daug ir kitų ciklų. Tos juostos nepavaldžios spinduliams ar kam nors kitam. Čia galioja tik vienas principas – vibracija traukia vibraciją. Vadinasi, patenkate į tą juostą, kurios vibracija atitinka jūsiškę, ne į kitokią. Juoda ir balta. Tai tik tai spalvos. Bet šitaip įvardėjami ir kardinalūs sąmoningumo skirtumai, reiškiantis nesupratimą ir supratimą. Tik nuo konkretaus individuo sąmonės priklauso jo požiūris, o tada nuo jo ir reikalai bei santykiai. Kuo siauresnė žmogaus sąmonė, tuo labiau jis linkęs koncentruotis į materialius dalykus, savo egoistiško aš poreikius ir laiko savo įsipūtusi ego vidiniu balsu. Jis savo sielos dar negirdi. Kuo platesnė žmogaus sąmonė, tuo labiau jis sugeba suderinti dvasią ir materiją, yra sąžiningas savo ir kitiems, žino žodžio vertę ir moka tylėti. Jis supranta to, kas vyksta prasme ir priežastis. Todėl mažiau reikalauja iš kitų ir moka priimti tai, kas jam siunčiama, su meile ir dėkingumu. 2008 metų jo, rugpjūčio 31 dienos. O dabar norėčiau pakviesti ponę astrologę Palmirą Kelertienę. Kaip jūs čia daug, kaip čia su mikrofonu, ar ne? Reikėtų draugauti. Mano horoskopą analizuosiu. Taip, tą aš čia dabar ir darysiu. O šiaip tai be abejo labai džiaugiuosi tokį didžiulį būrį draugų, bendraminčių, suprantančių, įvertinančių. Pati astrologija savo prigimtimi siema su Uranu ir Vandenio ženklu. Ir tai, beje, Vandenio era jau prasidėjo, tai reabilitacija bus. Tiesa, tai užtruks virš 2000 metų, bet mes kantrus, mes palauksime. Tai sakyčiau, pirma sąlyga kalbėti apie astrologiją, daug draugų, bendraminčių, ir štai mes turime ir dabar mes tą ir padarysime. Tiesą sakant, mėginančių kažkiek gražiai iš šono kalbėti apie astrologiją, vis dėlto vieną kitą galima pasirankioti ir štai 20 amžius Iliusas, Narnijos kronikos. Tai yra gražus astrologijos pasakojimas, gražus pasakojimas apie astrologiją, apie astrologinius principus, apie Saulę. Liūtas Azlanas, kuriantis savo visatą. Vėlgi apie Saulę mes kalbame. Sekmadienį Saulės diena, nežinau kokiu būdu, bet yragi žmonių, kurie supranta, kada ir ką reikia kalbėti.
net negali prisikabinti, negali kažką. Na ir dabar noriu, reiškia, apie ką aš čia noriu pašnekėti. Aišku, apie tai, kad aš pati kaip astrologė be galo džiaugiuosi, kad atsirado galų gale knyga apie tikrus reikalus, aš čia dabar reguliuoju Audronės horoskopą, kad man čia būtų patogesnis žiūrėti. Iš tiesų yra labai tokia neproporcinga persvara tai, nežinau, kičiniai astrologijai, kur trupučiuką ten duokit mums iškeptą pyragą, šis tas anas, vartotojiška astrologija. Deja, šita astrologija iš tikrųjų dabar yra tokia dominuojanti ir apie dvasinius dalykus kalbėti dažnai būna netgi sudėtinga su žmogum bendraujant ir kaip po tokio vadovėlio, bent jau Lietuvoje, kuris būtų orientuotas į tikrus gilius dalykus, į tai, kas buvo astrologijos esmėje, kas buvo nuo pradžios, mes neturime. Ir drąsiai drįsčiau pavadinti Audronės knygą nišinę astrologiją. Tai yra nišinė informacija, kurią iš tiesų ir vertėtų studijuoti, analizuoti, mokytis iš jos. Bet dabar kitas klausimas. Aš pati esu zoroastrietiškos, avestietiškos astrologijos atstovė ir savo laiku, mano mokytojas Pavelas Globas, jo šaknys persiškos. Jis ir mokėsi iš savo senelio Gantimūrovo ir po to Bombėjo pas Parsus zoroastrietiškos astrologijos ir gavo leidimą nezoroastriečiam tą informaciją perduoti ir ten buvo labai dvasinis pradas ir po to visa kita. O kaip ir to vadinamo jau vakarietiško astrologijo, tai ką mes čia Europoje turime, mes neturime jokio iš esmės to dvasinio pagrindo ir štai labai apsidžiaugiau, kad Audronė būtent tą kultivuoja. Ir, reiškia, ten vienas iš pagrindinių dalykų visada būdavo pas Globą, gerai, tu gali kalbėti, nežinau, ką nori. Sėti, tekėti, pjauti, muzikuoti, filmuoti, ką nori, valio. Gal net ir gerai gali daryti, bet klausimas numeris 1. Ar tu turi tam teisę pagal savo planetas? Tu gali būti labai gerų gydytojų, bet ar tu turi tam teisę? Nes jeigu tu įlysi ne į savo daržą ir nesvarbu, kad tu būsi tikrai didelis ir geras savo profesijos žinovas, būsi tikras profesionalas, tau asmeniškai ir tiem žmonėm, kurie turės sąlytį su tuo, ką tu darai, išeis tikrai ne į naudą. Tai ta tema ir noriu pakalbėti. Ar Audronė turi teisę kalbėti apie astrologiją, rašyti ir čia mus visus dabar laikyti, įkalintus ir tuos tomus dauginti. Iš tiesų, Audronės horoskopas, tai norėčiau iš karto pasakyti, kad mes ne šiaip sau gimstam, kada mums čia papuola, galbūt šitai publikai to net ir nereikia aiškinti, kad mes gimstame tuo laiku, kurį užsitarnavome, tai yra mūsų ne vienos reinkarnacijos įdirbis. Ir iš tiesų tam tikrų momentų mums vis dėlto duota tam tikrą laisvę, mes dar galime rinktis, mes sutinkame su šito horoskopu, su ta planetų padėtim gimti ar nenorim, ir galų gale, reiškia, mes kažką užsidirbome, mes davom sutikimą ir gimstame. Ir kasgi čia užgimė. Ir čia pasirodo, aš visko nepasakosiu. Porą punktų. Tegul bus intriga. Porą punktų. Man visada patinka pradėti analizuoti horoskopą nuo baltojo mėnulio. Zoroastrizme arta ir jie tai vadino vienintelis teisingas kelias į Dievą.
Ir kurgi baltasis mėnulis pas Audronę? Labai... Beje, pabandykit, kas galbūt kažkiek orientuojatės, jums klausimas, kuriame zodiako ženkle Audronė gali turėti savo baltąjį mėnulį. Jos gerasis karminis įdirbis, ta vieta, per kurią ją veda jos angelai, jos mokytojai. Yra bandymų. Yra kažkokių tai kas nors, Na gerai, pasakysiu. Jos baltasis mėnulis yra labai įdomiame ženkle. Ir sakyčiau, tai yra svarstyklės. Tai yra ženklas, kurio darbas atstatyti pažeistą kosminį teisingumą. Štai ką daro baltasis aukščiausiam lygmenį be abejo, baltasis mėnulis svarstyklių ženkle. Duoti harmonijos kodą. Paaiškinti, kaip atrasti prarastą ryšį su pasauliu, su kosmosu, su Dievu, su antraja pusė. Štai todėl Audronei tai buvo svarbu partnerystė ir ko gero be partnerystės jinai nebūtų be savo antrosios pusės realizavusi savo aukščiausios potencijos. Visada baltasis mėnulis nurodo, kokių sąlygų reikia, kad mes įgyvendintume savo aukščiausias užduotis, aukščiausius tikslus. Ir štai pas Audronę tai yra svarstyklių ženklas ir jeigu, tikriausiai irgi čia daugiau mažiau išmanantis astrologija susirinko ir 10 būste. 10 būstas yra atsakingas už profesionalumą. Tai reiškia, ką darai, tu nedarai gerai, tu darai labai gerai. Geriau nebūna. Tai yra aukščiausia kokybė, kaip ten sovietiniais laikais mūsų, mes čia tos pensininkės jau, tas toks kokybės ženklas būdavo, tai čia viskas su tuo kokybės ženklu. Ir jinai tai drąsiai gali sakyti. Ir kasgi tam 10 būste, o 10 būstas jis nurodo mano profesiją, mano aukščiausius gyvenimo tikslus. Tai reiškia žmogus, kuriam Dievo duota, taip galima pasakyti, sužinoti, kokie yra mano aukščiausi tikslai. Ne visiems šitokia privilegija duota. Ir angelų padedant, antrajai pusiai padedant savo tą tikslą realizuoti. Ir kągi dar turi 10 būste? Neptūną be abejo. Neptūnas Vilkikas. Planeta išeinanti į pačius aukščiausius dvasingumo sluoksnius. Aš kartais Neptūną vadinu Dievo skraistės pamušalas. Mes trupučiuką už jo galima užsikabinti ir mus ten išneši tą kosmoso rojų. Tai jinai už to pamušalo yra gerai įsikibusi, jinai laikosi tvirtai ir jinai taip praskrieja, po to sugrįžta ir mums papasakoja, ką jinai tenai matė. Įdomu dar ir tai, kad 10 būstas, jisai atitinka ožiaragio ženklą ir tai reiškia akmenis. Tai vėlgi, angelų duota suprasti akmenų kalbą. Ir suprasti teisingai, neiškreiptai. Todėl skaitom. Čia yra vertėja. Jei tas duota, tai yra jos užduotis. Jinai daro savo darbą. O dabar klausimas, o kaip čia su tuo rašymu? Už rašymą atsakingas Merkurijus, tikriausiai irgi visi iš daugiau bendro astrologinio išsilavinimo žino. Merkurijus pas ją žemės ženkle, jinai pati jautis ir Merkurijus jautis, tai jau jautis, jeigu jau taip atsisėda, taip jau yra. Taip. Bet kuom jis yra įdomus? Unikalu. Tai būna viena diena metuose. Bent jau mano mokytojas Pavelas Globais visada pabrėždavo. Charizma, aukščiausia realizacija, vienas iš požymių, kaip atpažinti. Yra ta charizma, ar žmogus atėjo realizuotis labai aukštose kategorijose.
tai planetų padėties retumas, unikalumas. Ir jeigu, pavyzdžiui, tokia yra viena diena metuose, mes jau stebim, ir čia yra pas ją toks Merkurijus. Reiškia, mes turime stebėti, ką jie daro. Kuom pasižymi jos Merkurijaus unikalumas? Jos Merkurijus yra viename laipsnyje su krentančiu mėnulio mazgu Ketu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai rašė jau anuose gyvenimuose. Bet jinai nespėjo to pabaigti. Ir jinai dabar atėjo prisiminti, ką ji darė ir toliau rašyti. Ir kodėl jie taip lengvai. Yra apskritai toks dalykas, jeigu kas turite kokią planetą savo horoskopę su krentančiu mazgu, pasitikrinkite po to namie ten pasižiūrėję savo horoskopą. Ta tema mums yra labai lengva. Aš atsimenu, Globa vis sakydavo, koks aš būčiau astrologas, jeigu aname gyvenime aš būčiau astrologu. Kad ir pačių blogiausių. Nes yra toks dalykas, jeigu tu kažką darėjai, tai apart to, kad tai be abejo niekur nedingsta, tu po to miršti, po to reiškia ta bardo būsena, tu tenai mokaisi, toliau tave ten auklė, studijuoji ir tu čia ateini. Tavo kokybė, rašymo, žinių, palyginus su visais kitais, kuriem tai yra pirma reinkarnacija, o visiems kitiem 364 tai yra pirma reinkarnacija. O ją tai yra viena diena metuose. O jai tai yra žinoma. Ir jo žinojimas, palyginus su kitų žmonių žinojimas, yra 100 000 kartų aukštesniam kitam lygmenį. Nes ji tai darė. Jinai perėjo tą būseną bardo. Jinai ten mokės ir grįžo ir dabar ir rašo. Ir dar vienas įdomus toks charakteringas dalykas, jeigu žmogus kažkada tai darė, jisai, paprastai, kai reinkarnuosi, jau to nebenori daryti, nes, veikia toks mechanizmas, jau tu tą darai, judė kažkur kitur. Ir paprastai taip ir vyksta. Bet jeigu žmogus nespėjo pabaigti, tada jį privers. O jeigu nenorės, tai tada jau griežta, bus kalėjimo režimas, darbo kolonija, kaip jį ten vadinasi. Ir Audronė mes turime tą unikalų atvejį, kai mes turime žmogų, kuris tą temą dirbo, rašė, kūrė ir nespėjo. Ir toliau, reiškia, čia 2, 3 tomas, čia galbūt 10 tomas po tų tomų iš anų reinkarnacijų. Tai čia ne 1, 2. Ne, aš čia žinau, 10, 20, 30, jeigu taip chronologiškai, jeigu skaičiuoti nuo pradžios. Ir jūs mano, kad tuom istorija baigėsi? O kodėl niekas neklausė, ką jinai rašė? O gal jinai rašė pjesės, kažkokias scenarijus kokiam nors spektakliam, nežinau, tenai anekdotus kūrė, anekdotus vestinės. Ir tam atsakymas galima rasti, ką jinai darė. Tai yra neįtikėtina, jos Merkurijus daro trigoną, tai yra 120 laipsnių kampas, pats palankiausias įmanomas kūrybinis aspektas į Jupiterį. O kas yra Jupiteris? Girdėjome vieną tą ausim, didžioji laimė, karalių žvaigždė, čia žinoma, viskas tvarko, čia taip ir yra, didžioji laimė. Jupiteris yra mokytojas, guru, tas, kuris žino. Jupiteris taip pat yra įstatymas, kosmoso įstatymas. Ir bėda ta, kai mes atsidūrėme, toje apverktinoje, apgailėtinoje padėtyje, kažkada čia įsiterpus blogio jėgom, kai mes buvome atskirti nuo aukščiausio, nuo dieviškos karalystės, kad mes pamiršom, mes nustojome žinoti kosmoso įstatymus, kosmoso dėsnius, tame yra bėda.
Ir iš esmės visos didžiosios religijos, nuo astrologija jinai niekada nebuvo. Tai buvo vieningas mechanizmas. Religija, astrologija, menai, mokslai, astrologija, medicina, viskas savyje kažkada apjungė. Kažkada buvo viskas vieninga, kai mes dar nebuvome tiek nutolę nuo kosmoso įstatymų. Kaip sakant, piktų jėgų principas skaldyk ir valdyk, ir po to vis smulkinama, atskiriama, ten vyrą nuo moters atskirti, žmogų nuo dievo ir taip toliau, ir taip toliau. Užduotis tokia, kad pamiršti kosmoso įstatymus. Tai vat jinai ir rašė apie tos kosmoso įstatymus. Žemė ženklas, jautis, Merkuris jautėje. Žemė, kosmosas. Kaip sakant, kaip ten ora žemė taps raketos, kaip būdavo. Gynybinės prieš piktąsias jėgas. Žodžiu, jai yra duotas sugebėjimas nuskaityti tuos įstatymus ir nuleisti į žemę, adaptuoti šitiem mirtingiesiem mums visiems. Ir nesvarbu, ar tu ten pirmą kartą nuo bežionės, ar 25, o gal tu vis dėlto ir nuo dievasi. Štai toks unikalus horoskopas. Aišku, čia galima atrasti dar daug įdomių dalykų. Tarkim, man kas krito į akis, jos ascendentas papuola į labai įdomų tokį tašką zoroastrizme, kuri vadinasi žinių ugnis. Zoroastrizmas tikriausiai iš bendro išsilavinimo jums yra žinoma, kad jis laikomas motininė religija judaizmui, krikščionybei, islamui. Ir jie pirmieji, kurie garsiai pareiškia, kad yra gėris ir blogis. Dievas ir šėtonas, angelai ir demonai, ir kad tarp jų vyksta ta nesibaigianti kova. Ir Dievas tai yra kūrybinė jėga ir vienintelė jėga, kuri pasipriešino, kai šėtonas veržėsi įsibrovė į šitą žemę ir viską pradėjo skaldyti, tai buvo ugnis. Tai, ko šėtonas išsigando ir iki šiol bijo, ir yra, tarkim, Avesto aprašymas, yra tokie tekstai Vokumano su Ahura Mazda pokalbėje, o kur nėra šėtono. Ir ten daug punktų išvardinta. Ir vienas iš jų ten, kur dega ugnis. Ir štai zoroastriečiai per metus turėjo 3 ugnies pagrindinės šventes. Pirmoji šventė tai karių ugnis. Antroji šventė – karalių ugnis. Trečioji šventė – šventikų, arba dvasininkų, arba žinių ugnis. Ir kas yra įdomu, ascendentas. Ascendentas, galima simboliškai pavadinti, tai tas gyvybinis taškas, kuris viską apie mane pasako, kuris mane jungia su kosmosu, tą akimirką gimimo to paskutinio susilietimo su Dievu tvėrėju. Ir ascendentas neveltui taip sunku nustatyti ir pagauti, neveltui. Čia ne šiaip, čia ne kažkoks durnas atsitiktinumas, kad gimdymo namuose labai dažnai suapvalina gimimo laiką. Nes niekam nereikia žinoti tiesos apie tave. Ir astrologai patys savo vargsta metais, atstatinėdami tikslų savo gimimo laiką, tą ascendentą, tas minutės krapštydami. Tai, tarkim, labai įdomu, aš bandžiau rektifikuoti jos horoskopą ir aš buvau visiškai apstulbusi, kad jinai man tą patį pasakė. Tą pačią minutę. 2 žmonės gavo tą patį rezultatą. Žodžiu, jos ascendentas papuola į šventikų žinių ugnies laipsnį. Kitaip kalbant, jinai jau gimė su aukščiausio lygio dvasininko pašventimu. O tu gali gimti su to tik tai, jeigu tu tai jau esi turėjęs. Tai štai toks trumpas pasakojimas. Aišku, aš dar galiu pridėti, kad ten šalia yra Saturnas ir kad jinai dar kartą, Saturnas tai yra akmenys, jinai dar kartą gali jums labai daug apie akmenis papasakoti.
pripasakota. Bet štai yra tai, ką aš norėjau apie Audronę pasakyti ir ko gero niekas jum ir nepasakys. Ačiū, pana. Gerai. Ačiū. Neieškok to, kas sudėtinga. Priimk tai, kas paprasta. Tai, kas sudėtinga, protui. Tai, kas paprasta, širdžiai ir sielai. Esmė visada paprasta. Žodžiais, kuriais jie nusakoma, sudėtingi. Tačiau tas, kuris esmę žino, paprastai gyvena ir paprastai kalba. Tas, kuris esmės ieško, nes nežino, sudėtingai gyvena ir kalba. Gamta moko paprastumo, vėjas moko laisvės, žemė moko meilės, vanduo moko tikmės, ugnis moko pasiaukojimo. Tokios yra pagrindinės tiesos. Laisvėje išnyksta prisirišimai. Meilėje ištirpsta netikrumas. Tikmė nusineša praeitį. Pasiaukojimas formuoja geranoriškumą. Štai ir viskas, ko reikia žmogui, kad suprastų, kaip gyventi. Piktų vėjų nebūna, tačiau yra tie, kurie griauna prisirišimus. Blogos žemės nebūna, tačiau jį nupurto tuos, kurie nesupranta meilės. Pražūtingų vandenų nebūna, tačiau yra tie, kurie nuplauna viską, kas trukdo harmoningai tėkmei. Naikinančios ugnies nebūna, tačiau yra ta, kuri moko pasiaukojimo. Tokios yra stichijų pamokos. Taip jos veikia žmonių gyvenimuose, taip veikia valstybės ir planetos gyvenimuose. Gyventi taikoje su visomis stichijomis, tai suprasti jų visų pamokas ir jas priimti. Mokykitės, kas galite. 2013 metai. Birželio 22 diena, 12 valanda. Taip? Jeigu tai parašyta, tai taip. Nieko negaliu pasakyti daugiau. O dabar kviečiu Indrę Kunaitinę, astrologę, Antropoteosofijos astrologijos asociacijos vadovę. Labą dieną. Tai aš ir mes tie, kurie mokėmės, turbūt jau tas, kaip Audronė įvardino, naujas raugas. Naujas raugas, kurie rūgom 7 metus. Taip ir, dar 7 metai praėjo. Ir jau 7 metai praėjo nuo to laiko, kai mes iš tikrųjų baigėme tą etapą studijų ir prasidėjo praktika. Tai vat iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kad įdomu yra galbūt irgi išgirsti patirtį, įspūdį to, tų, kurie tame 15 metų jau galima sakyti tiek kažkiek gautųsi. Tai, pradžioje tie 7 metai iš tikrųjų studijų, prieš pradedant studijuoti atrodė labai daug, bet dabar žvelgiant atgal, tai atrodo, kad iš tikrųjų labai mažai. Ir 15 metų, kiek su tuo mes esam, tie, kas iš tikrųjų esam tame, irgi netrodo jau labai daug. Tai pradžia buvo taip, kad iš tikrųjų aš irgi nuo pat neatsimenu, nuo tada turbūt, kai išmokai skaityti ir pradėjai skaityti, pradėjau ieškoti to kažko, kas padėtų priartėti prie savęs, aišku, kiekvienam etape to buvo ieškoma savaip. Bet paskui atėjo momentas, kai iš tikrųjų kilo poreikis giliau nerti į astrologiją. Ir iš tikrųjų tą, ką mes turėjome Lietuvoje,
prieš 20 metų ir dabar iš tikrųjų. Na, tai labai vienpusiška ir ta visa literatūra, astrologinė literatūra, kas yra, tai daugiau vertimai ar, na, tokia galbūt lengvesnio turinio surašymai ir iš tikrųjų žmogui, kuris nori gilesnio turinio, kuris nori profesionalesnio, na, lietuvių kalba, mūsų gimtąja kalba nelabai ką iš tikrųjų ėjo rasti. Tai va dabar iš tikrųjų, na, ši knyga ir visa ši astrologija, tai yra begalinė didžiulė dovana savęs ieškančiam žmogui ir to, kuris iš tikrųjų ieško kitokios astrologijos. Nes na, tai yra visai kas kita, ką mes iš tikrųjų turėjom iki šiol, visiškai kas kita ir unikalu ir tai aš sakyčiau apskritai yra istorinis įvykis Lietuvos astrologų bendruomenėje, nes mes iki šiol neturėjome jokios tradicijos, jokios astrologinės kultūros, apskritai nieko, kas padėtų žmogui suprasti, kas astrologija yra gerai, kas nelabai, kas yra profesionalu, kas ne. Tai yra nebuvo jokių atskaitos taškų. O dabar su šia astrologija ir su šia knyga iš tikrųjų tas, kuris nori kažkaip tai susigaudyti visame tame, turės iš tikrųjų labai profesionalų, gilų priėjimą prie astrologijos. Tai va, tai iš tikrųjų man atrodo vienas tų vertingiausių dalykų, kas yra šioje knygoje, tai yra būtent etikos sudėliojimas. Tai, kas yra astrologas, tai, kas yra astrologo darbas ir koks turi būti astrologas. Tai va ta vidinė etika ir mes visi iš esmės va tą laikotarpį, kai mokėmės, galbūt daugiau buvo dėmesio, vat, ir buvom kreipiami link to ir daugiau dėmesio buvo skiriama ne, na žinoma, ir technikoms, bet didesnė svarba visada buvo teikiama etikai. Vidinė etikai tai yra vertybių pažinimui ir savyje susidėliojimui ir išsigryninimui. Na ir visam tam, kad tas, kuris mokosi ir planuoja su tuo dirbti, kad suvoktų, kas yra, kaip turi būti dirbama. Nes čia ta švara yra būtina, labai svarbi, kadangi jau tie, kas iš tikrųjų ir galbūt į istoriją astrologiją gilinosi ir senosiose kultūrose, buvo astrologas visada buvo laikoma tuo, kuris kalbasi su dievais, nes planetos šviesuliai tai yra dievybės. Ir toks žinomas žymus senovės romėnų astrologas Julijus Maternusas, jisai dar gyvenęs 3 amžiuje prieš mūsų erą, tai buvo pirmasis, kuris pradėjo kalbėti ir rašyti apie astrologą etiką ir jisai buvo parašęs, reiškia, tas, kuris kalbasi su dievais, privalo būti švaroje, nuraminęs savo protą ir pats siekti panašus į Dievą. Ir, na, ilgainiui, iš tikrųjų, nelabai daug kas rašė apie tai, koks turi būti astrologas, tai buvo bene pirmasis tas darbas, kur apie tai buvo užsiminta, bet, žinom, tradicijos, rimtesnės mokyklos ir tradicijos, kurios iš tikrųjų rimtai žiūri į visą šitą pažinimą, į mokymą. Tai niekada tie vidiniai dalykai ir vidinė etika, jinai niekada negali būti suformuota greitai. Tai vat ir už tai ir čia 7 metai,
Tai tarkime, na vėl kaip pavyzdį būtų galima sakyti, Dalai Lamos astrologas, jisai tam, kad galėtų dirbti su astrologija, jam buvo leista tik po 25 metų tą daryti. Dabar Tibeto tradicijoje berods 8 metus reikia irgi tą studijuoti ir tai gilintis, kad tu galėtum su tuo dirbti. Senoje Sufijų tradicijoje astrologui galėjo būti sulaukęs žmogus tik 40 metų ir tai turėjo studijuoti 15 metų. Tai va dabar žiūrint į tą mūsų laiką, 7 metus, tai iš tikrųjų irgi nėra tas daug. Tai va, taigi turim tą didžiulę dovaną, knygą, mokymą, kuris tiem, kurie nori pažinti astrologiją giliau, kokybiškiau, iš tikrųjų tą turim ir turėsim. Na, bet aš dar sakyčiau, kad šita astrologija yra ne tik tiem, kurie ieško astrologijos, bet galbūt labiau tiems, poetiškai galbūt taip pasakysiu, tiems, kurie ieško dangaus. Tai vad didžioji dauguma dabartinių astrologų, jiems nebereikia dangaus, jų darbe, jų pažinime, kaip ir to nelikia, dangus kaip ir eliminuotas iš jų gyvenimo ir, na, jis tarsi atsidūręs kažkur po kojomis, suteptas, kaip ir pati astrologija. O astrologija yra apie dangų ir apie žmogaus ryšį su dangum, apie sakralų ryšį. Ir astrologas yra būtent tas, kuris gali padėti, turėtų padėti žmogui atrasti tą ryšį, tą sakralų santykį. Taigi ši astrologija ne vien tik astrologams arba tiems, kurie galbūt nori gilintis į šią sistemą, bet ne visiems tiems, kuriem reikia dangaus, kurie ieško dangaus. Tai bet ir kiekvieną savo galim įsivardinti, kas man yra dangus. Ir aš visiems linkėčiau skaityti, gilintis, na ir rasti. Aš tikrai jį radau šiame mokyme ir šiuose knygose. Tai ačiū. Dėkui, Indrei. Laikas, taip sakant, jau... bet vis tiek, iš šitos Astrėjos knygos noriu paskutinį sakinį paskaityti, kas man krinta. Tai yra, Astrėja sako, tik taip pats pasikeitęs žmogus gali padėti ir kitam pasikeisti. Tačiau, kad tas pasikeitimas įvyktų, žmogui taip turi grįsti savas nesupratimas, kad būtų pasiryžęs imtis sunkiausio darbo gyvenimą, darbo su savim. Jis turi žinoti, kas savyje nepatinka, trukdo gyventi taip, kaip norėtųsi, nelaukti, kad kas nors kitas viską padarytų, o prisiimti visą atsakomybę už savo pasirinkimus ir elgesį pats. Va taip. Noriu, kaip supratau iš ponios Palmyros, kad mes turime reikalą ne šiaip savo. Ekskliuzyvas yra super ekskliuzyvas, ar ne? Pane Astrėja. Tai žinokite, aš dabar pamislėjau, kodėl Lietuva nusipelnė tokios dovanos. Neklausiu jūsų, jūs patys atsakykite. Bet dabar gale norėčiau paprašyti jūsų, Audronė, dėti tašką knygos paleidimui į pasaulį. Dėti tašką ir pasakyti porą žodžių, kokioj vietoj mes, žmonės, Lietuvos žmonės, dabar esam. Harmonijoje,
harmonijos principą, pagal harmonijos principą, pagal teisybės principą. Kur mes? Ar mes? Nu, aš čia dabar paklausiu kaip finansininkas. Finansininkas, ar virš 51 procente, ar 49? Nu, apie procentus gal nekalbės. Ne apie procentus čia. Aha, tiek to. Taigi, brangiai, esmė yra kokia. Tai yra visais laikais įvairūs mokymai būdavo perduodami vienai ir kitai šaliai, kuri buvo kažkuo svarbi bendram evoliucijos procesui. Šiame laikotarpyje eksperimentas daromas. Taigi šiame laikotarpyje iš principo buvo paleista nemažai tokių į įvairias šalis. Tačiau didelė problema yra išsilaikyti, pirmiausia pabusti, pirmiausia dvasioje pabusti, šitoj be galo sunkioj žemiškoje erdvėje dabar. Taigi savaime jau atpuolė dalis. Toliau buvo svarbu patikėti vedimu. Tada dar dalis atpuolė. O trečioji dalis sunkiausia – išsilaikyti vibracijų. Vadinasi, tam be darbo su savimi neįmanoma. Ir tas darbas turi būti pastovus ir tu turi būti visiškai objektyvus savo tada, kaip bebūtų ir taip toliau. Tai va, tai reiškia, kad taigi čia vėlgi apie darbą su savimi. Kiekvienam iš eilės. Ir man, ir jum, ir bet kam gimusiam. Tai va, ir tiek žinių, ir nuobodus tas darbas, bet ką darysi, be jo neišeina. Taigi be abejonės nuo mūsų priklauso, nuo mūsų ateitis priklauso. Visą laiką mokytojai sako tą patį, kad iš tikrųjų gyvename sudėtingose sąlygose. Švelniai tariant, stipraus virsmo sąlygose. Ir be abejonės, kad nuo kiekvieno mūsų sugebėjimo išlaikyti savo vidinę harmoniją priklauso aplinkos harmonija, kurios dabar, kaip matote, visiškai nėra, yra visiška kakofonija. Vyksta labai stiprus atpirkimas, vyksta labai stiprus žmonijos viso to, ką jinai susikūrė atpirkimas, nes tai, ką žmonija susikūrė, pati jinai turi ir apsivalyti, dabar jau neužteko vien tik tai tų, kurie aukojusi atskirų žmonių, kurių visada ateina, bet net karą turi. Nes paprastai atpirkimo karai yra tie, kuris įsijungia daug šalių, kada karas yra tik tai lokalinis, kada ten kariauja kelios tautos, dažniausiai tai karminiai dalykai, susiję su tom tautom daugiau, o kada jau įsijungia daug šalių, paprastai tai yra, tai aiškus rodiklis yra apie atpirkimo karą, kuriame savaime žūsta žmonės. Ir to žūtis dėja būtent valo mūsų žmonijos visos nesupratimą. Ir kuo giliau supranta žmogus tai, tuo labiau jisai stengiasi prie to prisidėti, taip kaip jisai gali, kaip jisai sugeba, kas yra jo jėgom, pagal tą, ką jisai pats daro, pagal jo išgalės, pagal jo profesionalumą, kiekvienas, tą mes matom, tai vyksta. Tai va, kiek tai truks tiek, kol užteks, kol liausis, kol atpirkimas bus įvykdytas. Tai va, taigi,
Nes toks jau yra tas karmos dėsnis, kad sukūrė priežastis, pasiveja pasekmes, anksčiau ar vėliau. Tiek asmeniniam gyvenime, tiek tautos gyvenime, tiek žmonijos gyvenime. Tai dalykai vyksta. Vadinasi, dėl to yra be galo svarbu dabar būtent tas maldos dėl meilės ir taikos. Tai va tie dalykai. Ir būtent stengimasis išlaikyti tos harmonijos savo aplinkoje, savyje, su savo artimaisiais, savo šeimose, savo kolektyvuose. Nes būtent prieštara šeimose, prieštara kolektyvuose, per tą prieštarą ir veikia būtent tos demoniškos jėgos. Aš manau, giliau dar tą suprasite tada, kada išeis ta knygelė, ta nedidukė knygelė, kuri yra tokia labai skalsi. Šiais metais tikrai bus, nes jau yra parašyta ir tai va Audroniai dėkoju labai redaktoriai. Jinai be galo daug dirbo prie tos astrologijos knygos, nes mums tai reikėjo sutvarkyti terminus astrologinius, viską. Nu čia buvo Sizifo darbas, Jėzau, bet jai pavyko vis dėlto tą akmenį užstumti ant viršukalnės ir jisai nebenurėdėjo apačion. Taip kad ačiū Audronė, tai vadinai dabar jau baiginėja jau skaityti ir antrą tomą. Ta prasme, kad ten jau jai dalyko Merkurijaus struktūros, kas irgi bus visiškai nauja. Tai va, ir po to laukia saldainis, tai va ta knygelė. Taip va, tai o aš sėsiu prie trečio tomo, o toliau prie kito. Tai va, taigi be abejonės labai dėkoju Dianai, kur Diana, nematau Dianos, maketuotojai, dizaineriai, su kuria labai lengva dirbti, kuri tiesiog supranta iš pusės žodžio, ką kur daryti. Ir man bereikia tik ateiti pažiūrėti, ar viskas gerai. Čia geriau nebuvo. Taip pat, taigi dėkoju Jurgitai be galo už jos visą tą priežiūrą, viso to proceso. Tai va ir dėkoju visiems, kurie iš tikrųjų į tą darbą įsijungė. Dėkoju tiems savo mokiniams, kuriuos jau galiu taip vadinti, nes jiem ta idėja tiko, nes aš sakau, tai tuos galiu vadinti mokiniais, kuriem ta idėja yra brangi ir kurie patys stengiasi savo gyvenimu ją atstovauti. Tai va, taip kad dėkoju jiems už supratimą ir už drąsą išsilaikyti būtent tame lygmenyje, kuris yra reikalingas. Ir linkiu laikytis toliau. To paties linkiu tiems, kurie dabar rašo diplominius. Tai vat, kuriuos aš skaitysiu nuo balandžio 15, manau, ne? Tai va, taip pat labai dėkoju Palmyrai. Tai va, pirmą kartą savo horoskopą girdėjau. Ačiū, Panyta. Daktarų irgi kartais kito daktarų reikia. Labai naudinga. Taip, tikrai taip. Tai va, dėkoju Vytautui visada už supratimą, dėkoju Vytautui visada už tą natą, kurią jisai užduoda ir kurioje tada mes visi turime laikytis. Ačiū. Ačiū. Dabar nusiraminkim. Ir skambės Van Helbach prisiminimai.
Ačiū, Jurgita. Štai šitą melodiją, ši knyga iškeliauja į pasaulį. Jeigu būtų mano valia, jeigu būtų sąlygos, aš čia sukurčiau ne laužą, o aukurą. Aukurą, į kurį mes visi bertume gintaro dulkes. Gintaro dulkes Astrėjaus garbei.